Nu, jūs man sakykit, kaip norit, bet čia atsikanda, kaip baslis koks. Lidaputis. Poleis, durne blemba. Na, čia kaip čia. Zilkas. Negaliu patikėti, vyručiai. Nu fainiai. Aš negaliu patikėti. 1, 2, 3, 4. 4 mašinos, tikiuosi, neveinos iš čia nėra žvejų mašinų žalti. Nu kon, vaikuzelė, kaip myšlinat, kur atvarėm pažvejoti, jeigu reik britkelnis mautis. Mūsek ne prie jūras, mūsek ne prie upės. Nu, jaunims apsirengiau. Ką žinau, batai yra. Kelnes, nesakė draugs, kariai brist. Aš prisipažinsiu, ne pats tą prūdą suradęs, čia valdelis ir suradęs tą prūdą. Ant čia žvejojas. Kažkada manęs klausė, kaip reikia vietą susirasti. Tai žinokit, su Hebra per žemėlapius jie žiūri, susiranda, tada paspaudžia ant Google Maps, paskaito apie tą ūdrą, kas parašyta. Tada ir žvejoja. Tai ką, dabar čia lendam į šitą, biškį pamėtom ir eisim kažkur toliau. Nu va, net nežinau, kas čia per gruntas, akėtas, minkštas. Atrodo, neblogas. Nežinau, ne kas čia giliai, ne kokia giliai. Bet pabandysim. Nežinau, ar čia šakalys, ar griebė žuvis. Bet toks buvo, toks bliumt. Nu, jūs man sakykit, kaip norit, bet čia atsikanda. Truputį. Pataikiau tiesiai galvos. Galvoju, ko čia yra, nespėjo nenusileisti. Nu va, kas reiškia gera diena, kai bent turi vieną normalų kliovą. Nespėjau nesureaguoti žioplys. Eina savo, kai gerai. Tiesiai burną turbūt įmečiau. Bet labai kažkaip nesipriešino, ar kol kas gal manęs nemato. Savo. Tuo į vieną šoną, į kitą šoną. Man koja nenukas, priklip žemėn iš vandens. Kaip baslis koks. O. Lidaputis. Gražuolis. Nedidukas. Jau yra diena gera, superinė. Nedidukas, bet va lydekutis. Bliamba, toks sakyčiau visai šiaip ir nemažas. Na, ko čia kandžiais. Poleis, durne bliamba. Taip įsikandus. Gražuolytė kokia. Bėk. Tu kokia išgazdina man be nešūti žalti. Jėga. Man patinka. Ant tokio guminuko. Bildukas. Juos gamina. Sakant, nuėmėm guminukui čielką, o va šitą spalvą nukando, prieš tai nuėdė. Ką, dar pamėtsim biškį. Jau, aš galiu skaityti, kad žvejyba yra figienai, pasivaikščiau biškį čia. Tai jeigu dar ko čia užkips, tai jau čia bus, man nežinau. Pilnus kelins laimės. Čia miškiai jau ir tamsiai daros. Bet dar kryždams įlysiu porą vietelių.
Gaila to laiko nedaug, tai lemba. Atvažiavau 3, dabar tik 1,5 valandos. Taip kažkaip labai greitai temsta. Taip nesupratau, čia galvojaus buvo ar kas čia buvo, bet labai panašu. Jo, sėdėjau mašiną. Tai žodžiai, apibendrina mano trumpą žvejybėlę gaila. Dabar jau po 5:10, čia nei poros valandėlį nepažvėjau. Taunų kanda. Ir ant tokias patiks, tik tai baltas raudonų, tą veiną ištraukiau. Dar turbūt porą kibimų turėjau, nežinau, sunku pasakyti. Bet, kaip sakau, veino žuvį pagauni jau ir feinė, jau tu gali užskaityti, kad žvejybinį dieną pasisekė, nors ir kokią trumpą, nors ir trumpam išbėgai čia palakstyti. Tai padarom taip, čia labai trumps judasiuks, sustinkam už kelių akimirkų ir rytoj aš turiu kitą tokį vieną žeriuką pamėginti, prūdelį. Ten ir parašyta, žvejot galima, bet netgi yra taisyklės, ne vienos lydekos negalimti. Tai nulėkiam rytoj bus vėjuota, biškai labiau aš galvoju lydekinis oras, tai gal ten ir nebent jeigu ten jau visiškas bus nulis, tai vėl į šitą prūdelį nulėksim, kur dabar žvejoju, ne? Vis tiek, kad biškai įdomiau būtų. O sekmadienį galvojam su valdeliu paliekti ant ešerių. Irgi fainai. Labą rytą. Blemba atvažiavau čia tokia vos ne miesto teritorija, suvargau, kol radau parkingą, bet suradau. Ir dabar einam tiesiog prie ženklo, paskaitysim, čia toks lieptelis. Galės pamėtyti, paskui pamėginsim apeiti aplinkui, nežinau, ar galės apeiti čia kiti žmonės, kaip ir Lietuvoje. Užsitver teritoriją, tu nė velnio neprieisi. Čia pasirodo dar į kortą reikia išsipirkti. Lietuvos per Mobile Pay susimoki, pagauk ir paleisk. Mėlyms kapsimėje pagadinu. Net negali žiūrėti, šiai to ženklo anksčiau nebuvo. Reikia susimokėti, ką padarysi. Fishing without, fishing license daily license 5 kronų, ką, susimokam ir einam, pabandom tada. Fiske konkurencija, Hornbeck Open. 2000 kronų gali laimėti už 3 didžiausias žuvis, gratis familiam. Čia gali kažkoks klubo narys, čia va sekmadienį, antrą, tai čia rytoj bus varžybos. Geras. Ruskėdė. Ešerių yra, dar kažkokių, netgi starkių čia yra geras. Net nežinojau, kad čia starkių, ungurių, karpių. Čia parašyta gali per naktį žvejoti, išsipirkęs. Bet tokia visai nebloga ūdra, sakyčiau tada. Tai, bet žiauriai skaidrus vanduo, reikia spalvą surasti. Kokia čia ta spalva veikia, arba iš viso čia ant guminukų gal gaudyt, gal čia ant guminukų nieks nekim. Bet pasivaikščiosim, kaip sakant, pabandysim. Gal kažkas išsikrapštys koks nors grobuonis. Paukščiai duodas kažko tai supykę. Čia nesuprantu. Žmogaus plūdelę pagavau. Ką čia žmogus gaudė su tokia maža plūdelė. Balkė turbūt. Kokia žuvis čia kaip čia valo. Užaugęs jau čia per. Tai kablys ateiti ir užsikabinti. Nedaug čia išleisti. Kaip čia dabar? Esu biški nustebintas šitą ūdrą. Kas čia dabar? Čia kiek čia zilkas.
Čia žmogų įtraukė visą meškerį, o blemba. Koks radinys. Jis gal žmogus žvejojo ir jam tai važiavo su koks karpis ar dar kas nors. Gal čia padėsiu, gal kažkas atras pasiims. Man tai tos religijos kaip ir nereik, čia įdomus. Įdomus aparačiuks. Tokios rytis. Na čia va, čium stabdis. Geras. Nu, pistolėts tegu būna. Negaliu patikėti, vyručiai. Eina načert. Eina načert. Nenorėjo gumos, nenorėjo jokios ten kažkokios blizgės. Va, čiuk lydekutis. Iš pirmo metimo ant paprasčiausias blizgutis. Žuvį pamačiau, galėtų atsikabinti, taip. Taip, jinai atsargiai vargšė. Taip atsargiai. Vau. Vau. Nu bet žuvies ūdro yra. Pasimtė kaip iš valtės. Biškį galėtų pavargti. Negiliai įsikandus. Šiu, nedidukė. Va, silkutė. Kokia graži silkutė. Mažesnė negu vakar, bet va. Bye gražuolė. Po tiltų va atsitupė. Matot, tupi. Bėg. Nu, va pasirodo. Dabar žvejosim 17 gramų likusią žvejybos etapą ant šito. Yes! Pint lydekucijai. Eik planas, ko aš noriu, tai vat kai keliauju kartais. Ir man atsiuntė čipą. Blemba būna. Tu rūpužiai užkybo lydeką. Davai. Šnekėjau telefonu su žydrūnu ir lydekutis. Aš taip įgalvojau, čia tokia perspektyvi vieta. Į lankėlę. Irgi mažiliukas, bet čia kaip jis čia nepataikė per šoną kažkaip. Ar apsivyniojotės. Jūs matot, ką nors čia labai reikėtų turėti iš tikrųjų kamerą ant makaulės. Galima ir su telefonu pafilmuoti. Biškelį, kad turėtų kontento įdėti Facebooką. Tokia iš karto apsiraminus, kaip ir prieš tai paleidau, tokia kaip gavusi strėlių. Nu priekrantės rūpužės jos tupi, nu. O šitą gal tokia rimtesnė biškė. Vėjas pučia, bet pagauna bent jau šūtį žuvį. Nu fainiai. Trečias žuveliokas nesirodo. Stambesnis gal? Ne, silkutė. Kaip jas gražiai lupytės pasiema, nebijo vėjas didelis. Video čium. Ir atsikabino, lies ledas, nereikės vargti. 3 žuvis ant vienos blizgės, aš jos ir net nebekeičiu, nes matau, kad čia bergždžias darbas su tais guminukais šitoj ūdroj. Visi peiliukai gaila, bet smagiai.
Dar vienas? Kas jums atsitiko tom žuvim? Oi, blemba, 4. Tai čia jos tupi gyvatės, va? O aš ryte čia pramėčiau, čia nieko nebuvo. Nikliuvo. Paleido. Ai, čia, turbūt taip atsargiai ima. Biškis triedas pramankštino varom. Tai ką aš galiu pasakyti apie tą ežeriuką, visai neblogs. Dabar jau nežinau, dabar kai pagauni mažesnių žuveliukų, tai galvoju, tai galėtų būti didesnių. Bet mūsų tik didesnį ir nuplaukia kur nors, tai dabar turim pietų mets, varam kažko užkondam ir varam į tą ežeriuką porą valandikių. Manau, reik patikrinti. Nukų, lipam į vandenį. Tas dugnas toks įdomus čia, kaip 5 cm yra dumblis, o paskiau smėlis eina. Tai kelis metimus pamėginsim dabar su blizgelė. Pamėginsiu prikėlės viniuoti aukščiau, kad į dugną nesikabintų. Gal pasiseks. Ach, tu blemba, buvo kliovas. Ach, tu blemba, nu, vat ant šitos paėmė. Gyvatė, nu. Aš negaliu patikėti. Blizgelė, kalė vėl. Eina, načert. A jūs matot, kas čia į? Blizgė dirba. Šiandien blizgė yra. Ojojoj, čia jau yra ne peiliuks. Pažiūrėkit. Čia jau ne peiliuks. Pikta. Ko pikta? Nu kaip ne peiliuks? Peiliuks. Blizgutė vis dėlto dirba, nei tie guminukai, nei tie kavas, blizgelė. Hop. Tačiau tokia, kur žmonikė prašė, ant kodlėtų galėtų paimti, bet nenoriu šimplemba. Gaila man. Gaila. Tokia graži. A gražiesi? Graži. Kur bėgi? Žaltek šiandien. Kaip jau čia sukandimai stiprų šitoj ūdroj. Žiūrėk, nepaleidai. Durnais, žiūrėkis tik tai. Kaip įžiūdinti. Nesižiūrėk. Pažiūrėk, taip susikandus. Tokia susirakinsė į žandikaulis. O. Labai negražiai kraujuoja. Labai negražiai kraujuoja. Net nežinau, ją paleisti. Ach, tu vargšė. Kodėl taip giliai ryji? Gal nieko tokio nebus. Žiaunos nepažeistos. Tai į pačią gerklikę biškį ten gavo. Tikiuosi, jis išgyvens. Arba bus kormoranam labai skani. Nu. Ką pabėga. Jėgelė. O, jėgelė, kokia stipri. Čia čiuk. Iš karto. Aš labai viliuosi, kad jis išgyvens. Nes ne žiaunas pažeidė, bet pačiai gerkliai ten įkabino. Nebuvo taip stipriai, kaip galvojau. Yes!
Nu kų. Atvariau pažiūrėti čia, kur vakar žvejojau. Dabar įsibrisim čia, pabūsim pusvalanduką. Galėsim numiai. Čia vakar man užkybo, tai kodėl nepabandžiu čia pažvejoti, jeigu čia ta žuvis būriuojasi, gal na čia gyven. Gal na patink čia būti. Blizgutę padėjau, paėmiau guminuką ir ant guminuko paėmė geras. Paleido. Aliu. Nu blemba, koks būtų buvęs fainas finišinis kibimas, kai ta žuvis lydeka pabėga. Nu va, šiltai mašinėlį lipau. Tai va tiek iš mano to žvejybos šiandien. Šiandien ir čiut vakar apie lydekas. Visai puikiai. Jeigu tai bendroji sumoj, pražvejota kokie 8 valandas. Vakar porą, šiandien 6. Apie 6, ten 2,5 ir čia dabar 2,5. Tai dabar nesuskaičiuosiu. Vakar 2-3 kibimai viena žuvis. Šiandien pirmam tam ežerukį 4 kibimai 3 žuvis ir čia 1, 2, 3 kibimai, lyg tai viena žuvis. Nu smagiai, svarbu, yra judesio. Čia kiti rašė man į Messengerį, kad nieks nekim, nerand, bet aš galvoju, gal fazę net, arba reikia keisti, o aš iš tikrųjų keičiau. Po 3, po 4, kaip ant sustojimo, atėjai kažkur į tašką, sustojai, 3-4 pakeitei masalus, vėl nuėjai kitą tašką, vėl pakeiti ir surandi, ko nori. Nors aš taip jaučiu, jeigu užmestum tiesią nosies lydekuts ir valgyt norėtų, imtų belekokį tą masalą. Bet kitsik pravedims galbūt kitoks. Va, tai dabar baigsiu gerti savo šaltą kavelę, maunu numiai, o rytoj varau ešeriukų pagaudyti. Tai ešeriukų viduosis bus musik atskirs, gal bus įdomiau, ką parodyti. Sakė, neblogi lampačiai kim. Po 400-500 gramų reikėtų kokius 5-6 parsivežti ir pasikurti rūkelnį čia. Nors ir lydekutį prašė žmona, nu bet kit kart iš didesnio ežero. Nors čia manau irgi prabėgantis vando pratekantis, tai turi būti vando geras, neužsistovėjęs, matosi jisai palei krantus ir skaidrus. Ten anam, kur žvejau irgi, bet ten yra principas pagavai paleisk, gal yra bendruomenė įsinomavus prūdelę ežeriuką, veisia, prižiūri, daro, kad grinai malonumui padaryts. Va, tai tiek iš tų lydekučių, varykit, žvejokit, pats ruduo, pats mets, pats kibimetis, reik tik žvejot, netingėti. Čiau.